Ankstų penktadienio rytą Vilniaus rajone nuo kelio nulėkė automobilis Mercedes-Benz. Paaiškėjo, kad jį vairavo Vilniaus policijos darbuotojas. Tai vaizdai iš įvykio vietos Vilniaus rajone ir čia yra kelias einantis į Pagirius. Apie 6:30 minučių pro šalį važiuojantis žmogus pastebėjo štai šį nuo kelio nuskriejusi Mercedesą. Laukuose viduje matėsi žmogus. Liudytojas sustojo ir priėjęs prie mašinos pabeldė į langą. Vairuotojas atidarė dureles. Pasak liudytojo, iš karto galima jų buvo justi iš mašinos sklindantį alkoholio tvaiką. Prieš tai liudytojas, pamatęs įvykį, pranešė skubiosios pagalbos tarnyboms. O Mercedeso vairuotojas, atidaręs duris, išlipęs paklausė, ar žmogus kam nors skambino. Šis patarė vairuotojui sėsti į mašiną ir laukti atvykstančių pareigūnų. Vis dėlto Mercedeso vairuotojas nepakluso. Jis užrakino savo automobilį ir niekur nieko pasišalino iš įvykio vietos Pagirių link. Ir kai atvyko policijos ekipažai, vairuotojo jau nebebuvo, bet pagal automobilio numerius buvo nustatytas mašinos savininkas. Paaiškėjo, kad jis gyvena Pagiriuose, o dirba policijoje. Policijos atstovai patikslino, kad vairuotojas nėra policijos pareigūnas, yra laisvai samdomas policijos darbuotojas. Ir jo dar iki 10 ryto penktadienio rasti nepavyko. Įvykio vietą buvo atvykę ir kinologai su šunimis, apmokytais ieškoti žmonių, sekti žmonių pėdsakais. Kurį laiką šuo sekė kelkraščiu, pėdomis užuodė ir paskui netoliese vis dėlto pėdsakai prapuolė. Ir surasti pasišalinusio vairuotojo nepasisekė.